Anksčiau nepasakiau, nes prižadėjau neprasitart. Neteisiu jūs. Stengiuosi jūs suprast, kad galėčiau padėti. Aš nežinau, ką daryti. Nežinau, kaip reikėtų pasielgti tokiu atveju. Atsakymą nerasit jokiam vadovėlį. Vaiką galima pradėti iš aistros, savaigulio akimirką. Ir meilės. Taip, ir meilės. Bet paskui ateina laikas prisimti atsakomybę. Aš noriu prisimti atsakomybę, bet kūdikio tėvas dingo. Paliko mane vieną, o aš negaliu pasikalbėti su mama, nes į mane iš namų išvarys. Niekas man negali pasakyti, ką daryti. Supraskit, nėra vieno atsakymo. Galiu pasakyti tik tiek, kad sprendimas, kurį priimsit, jūs persiekius visą gyvenimą. Ką? Arba susilauksite kūdikio su visais motinystės džiaugsmais ir skausmais, arba jo atsisakymo skausmas jūs lydės visą gyvenimą. Jeigu nutrauksiu nėštumą, baigsis visos bėdos. Ne, tikrai ne, neapsirikit. Nutrauksit jam gyvybę, o tai jums gali būti labai skaudu. Tas sprendimas jūs gali labai ilgai slėgti. Jums reikia apsispręsti, kurią išeitį pasirinksit. Manęs niekas nieko nemokė. O dabar jau reikia apsispręsti. Taip. Čia pirmas darbas, kurį padarysite dėl savo kūdikio. Atsiprašau, mokytojau. Mokiniai reikia grįžti į pamoką. Ne, ji gali neiti į pamoką ir išeiti, jei reikia. Aš leidžiu. Ačiū, Miranda. Einam, Fele. Einam, palydėsiu. Ne, Miči, pasilikit. Šitai mokiniai manęs reikia. Ne, jai reikia pabūti vienai. No, lo que necesitas es estar sola. Reikia kaip nors paimti tą laišką. Kaip? Bet kokią kainą. Bet kokią kainą. Kokie baisūs mano plaukai. Eik iš čia, aš skubu. Ruošiesi į modelio agentūrą? Iš kur žinai? Čia visi viską žino. Man pasakojo mamos prodiuseris. Tikrai? Tikrai? Iš tavęs labai daug ko tikisi. Pradėjo manęs klausinėti, ar tave pažįstu, ką apie tave manau. Ką tu jam pasakei? Kad tu šauni, labai graži. Tai gaila, kad turi tokį vaikiną. Kokį dar vaikiną? Žinau, kad draugauji su Maksiu. Ne, Marisa, tikrai nepatikėk. Aš Maksį labai seniai pažįstu. Jis turi reikalų su ta modelio agentūra. Mano mama irgi ten kažkada dirbo. Bet tai žinai, seniai pažįstami. Palauk, labai keista. Jis man nieko neminėjo. Matei, kaip jis atrodo? Nenoriu, kad kas nors sužinotų, kad mes pažįstami. Matai, aš irgi nenoriu. Būk gera visiems, pasakyk, kad tarp mūsų nieko bendro. Gerai, nesirūpink. Ką tik buvau jį sutikus. Žinai, ką jis man sakė? Prašė, kad man duotum tą laišką pasaugoti. Kokį laišką? Pelės. Jis ne tik baisus, bet ir kvailas. Laiškas liko pas jį. Tu jo neturi? Nesupratai? Ačiū, Frankai. Ką man daryti? Teko pasakyti. Ji man būtų vaza per galvą trenkus. Vaza, lėkštėm, puodais, viskuo, kas po ranka pasitaikys. Maniau, kad jis su kažko susidėjo. Nieko tokio. Ačiū už rūpestį. Prižadu niekam nesakysiu, patikėk. Tik prasitarsiu Guadalupės ir Lujano mergeliai. Ir tavo tėvynainiai ir mūsiškiai. Dar Venezuelos Marijai į Horomoto. Paprašysiu, kad tave užtartų prieš dievulį, manau, kad su jos ir daktarų pagalba viskas bus gerai. Šiandien kalbėjau su daktaru, sakė, kad viskas gerai. Nuramina. Žadėjo, kad operacija pavyks. Puiku. Teisingai. Užeikit. Labadiena. Užeikit. Sveiki. Išsivešiu pacientą pasiruošti operacijai. Suleisim vaistų, dar šitą padarysim, nieko baisaus. Nėra ko bijoti. Soneriai. Ta pati. Kokia graži. Ačiū. Ką čia veikėt? Aš esu šito jaunuolio pusseserė. Jo mama mano vyresnioji sesuo. Gerokai vyresnė. Mes giminaitės. Tyva, jūs dar gražesnė. Galėtumėt pasirašyti?
Žinojau, kad gyvai atrodo gražesnė, man visi taip sako. Net gatvėj. Susitarkim taip. Gausi autografą, jeigu leisi jį palydėti vaistą susileisti. Jeigu jam skaudės, jokių autografų. Jeigu neskaudės, ir tau ir visai klinikai pasirašysiu. Kokia tu šaunė. Palaukit, gal pasikalbėsim procedūrų kabinete? Gerai. Jeigu tiek kalbėsit, operacijai nepasiruošit. Eikš, padėsim. Leis tau padėti. Einam. Einam, labai smagu. Džiaugiuosi, kad jis tokios geros nuotaikos. Jis geros nuotaikos, nes daktaras kalbėjo su manimo, ne su juo. Kas atsitiko? Apie ką kalbi, Markai? Viskas ne taip, kaip Manuelis mano, Frankai. Nesam 95% tikri, kad jis pasveiks? Ne, daktaras man prisipažino, kad jam pamelavo. Tikimybė tik 30%. Kas nors turi nuspręsti, ar verta jį operuoti. Un 30%. Y alguien tiene que decir si lo operan igual. Sveika, kvietei mane? Kviečiau, sėskis, Tomai. Žinau, kad tu paėmė nuotraukas. Pilara, galiu viską paaiškinti. Nereikia, nieko neaiškink. Galiu užduoti tau klausimą? Tomai, ar vis dar mane myli? Taip, žinoma, kad myliu, o ką? Aš irgi labai tave myliu. Užmirškim, kas buvo. Palauk. Mieloji, maniau, kad supyksi. Iš pradžių man buvo pikta, bet žinai ką? Ką? Man patiko, kad paėmė tas nuotraukas. Vadinas, vis dar galvoja apie mane. Džiaugiuosi, kad tau patinka, bet daugiau taip nedaryk, gerai? Prižadu. Nei su bikiniu, nei kitokių. Daugiau niekad nesifotografuosiu. Laura, ruoši istorijos namų darbus? Taip. Galėtum padaryti 3 kopijas. Mes su Tomi ir Pablu ką nors pakeisim ir atiduosim. Jį nesupras. Žinai, Gidai, už tinginius nedirbu. Mes netinginiai, gavom darbą ir neturime laiko daryti namų darbų, supratai? Tiek to. Rasiu, kas mums padės. Tiek to. Ką aš dabar padariau? Manuelis dar neatėjo. Kalbėjai su daktaru? Prašė, kad priimčiau sprendimą. Ką nusprendė? Operuot. O jeigu bus dar blogiau? Kuo anksčiau padarys operaciją, to geriau. Manau, kad Manuelis turėtų žinoti tiesą, jis turėtų nuspręsti, o ne tu. Manuelis dabar negalėtų priimti tokių sprendimų. Žinai ką, aš puikiai pažįstu Manuelį. Žinau, kad jis 100 kartų labiau norėtų mirti, nei likti invalidu. Kodėl kišies, Frankai? Reikėjo priimti sprendimą ir jau priėmiau. Nebėra kelio atgal. Leisk jam pačiam nuspręsti, nesikiš, palik jį ramybėj, tegu jis pats sprendžia. Viskas bus gerai, viskas bus gerai. Kas ten?